Labą dieną. Šį ankstyvą pavasarį, tai yra jau vasara, išaušo nuostabi diena. Todėl mes nusprendėme ją praleisti rūsy. Ir žaisime šitą žaidimą. Pagauk pečkurio bandelę. La 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 la. Nepagavau! Taigi dabar žiūrėkite, kaip vyko talentų šou Kupiškyje. Šiandien, birželio 12 dieną, penktadienį, Kupiškio jaunimo centre vyksta neeilinis renginys, tai talentų šou. Visas Kupiškio talentingasis jaunimas susirinko čia, kad parodytų savo talentą ir parodytų, kas yra geriausias. Apie tai šis reportažas. Judame ten. Kas tu tokia esi? Aš esu Sandra. Ir kam tu atstovauji? Palevinėliai. Na kaip tu galvoji, ar pasiseks šis talentų šou? Taip, pasiseks. O dabar iš tikrųjų dėl ko čia atėjai? Nes pamatyti norėčiau šokius. O talentuose dalyvausi? Ne. Bet tu esi talentingas. Ir dėl ko mes čia visi šiandien gražiai susirinkame? Šiandien vis viso rajono Kupiškio mokinių talentai. Ką mes šiandien išvysime? Išvysime nuo cirko triukų iki šokių, meno ir taip toliau. Ar šiandien bus talentų šou? Būtinai. Ir koks tavo talentas? Šoksim. Ką šoksit? Pamatysi. Bet esate iš tikrųjų talentingas šaunas ir jums už tai 9. Taigi talentų šou baigėsi, matėme daug talentingo jaunimo, tai mūsų Lietuvos ateitis ir tą ateičiai mes norime palinkėti daug gražių akimirkų, gražios vasaros ir tobulinti savo talentą toliau. Tiek šiandien, iki kitų susitikimų. Jei mėgsti piešti, domiesi hip-hop kultūrą, gal tiesiog nori linksmai praleisti laiką, taigi šiandien 11 val. Ateik prie Kupiškio jaunimo centro Gedimino prospektas 7. Ten visą dieną Kupiškio jaunimo centro sienas piešime grafiti. Taip pat programoje breakerių, DNB, shuffle, tektonik pamokos ir taip pat ekstremalai mokys parkūro, trikingo, o didžėjai mokys kaip reikia gražiai sumiksuoti dainą. O 18 val. Visą šį renginį vainikuos grupės Janoid iš Kupiškio ir grupės Out Cold iš Biržų koncertas. Taigi laukime visų Kupiškio jaunimo centre. Birželio 23 dieną Kupiškio jaunimo centre vyko matyti pirmasis tokio pobūdžio aukcionas, kurį organizavo gimnazistė labai šauni panelė Akvilė Tonkaitė. Renginys prasidėjo grupės Janoid gitaristo Eriko ir vokalistės Gretos pasirodymu.
Įžanginį žodį tarė Akvilė, renginio svečiams papasakodama, kaip kilo idėja rengti šį aukcioną. Ir Panevėžyje per Europos dieną susipažinom su organizacijos Gelbėkit vaikus generalinė sekretorė Rasa Dišpetrienė. Ir nuo tada prasidėjo mūsų bendradarbiavimas. Ji pabrėžė, jog visi aukciono metu surinkti pinigai bus skirti projekto požiūris įgyvendinimui. Po Akvilės kalbos prasidėjo aukcionas. Renginio vedėjas Edvinas palaikė nuotaikingą atmosferą, o dalyviai nestokojo geros nuotaikos ir savo banko sąskaitos. Tai prisidėdami prie projekto požiūris įgyvendinimo. 14 numeris pasiūlė 35. 9 41, 42, 40. Čia bankas mane būtų, ne? 45. Džiugu tai, jog aukciono metu buvo parduoti visi paveikslai. Šiaip aš pasakyti, kad labai čia gavosi įdomu, nesitikėjau, kad šitaip gavosi aukcionas pats. Tai dabar labai dėkoju visiems. Ir su viltimi, jog tai nepaskutinis Akvilės paveikslų aukcionas, visi suskirstė švęsti joninių. Neskuotė, sakau, iki greito susitikimo, nes tikiuosi Akvilė dar prieš paveikslų. Baigėsi mano gyvenime pirmasis aukcionas ir aš jaučiuosi šiek tiek įsekęs, nes daug kalbėjau ir nenusikalbėjau. Svarbiausia tai, kad gera nuotaika ir mes uždirbam daug pinigų. Na, o dabar laidos pabaiga. Viso gero. Einam skalbt kiaulių. Pakramtygumos, pasakyk, koks tavo vardas, pasakyk, koks tavo vardas, pakramtygumos, ir pasakyk, koks tavo vardas, pasakyk, koks tavo vardas.